čia dabar polikliniko atidarėte, tai jūs duodate vis tiek nerimstat. Alio, šeimininė klinika Galvanauskų UAB klauso jūsų. Kaip sakat? Atleiskit, šiandien nebegalim, nebent rytoj. Ne rytoj irgi negalim užimta. Palaukit, minutę paklausiu daktarės. Gerbiama daktarė, norim paklaustų, ar galės žmogus kitų savaitį užsiregistruoti, o? Brone, už tau sakiau, kad aš vedėja. Pane vedėja. Palaukit, kalbu su vedėju. Vedėja. Tai ar suprantat, ponas daktarė, ar ne, kad kitų savaitę 8 mes turim operacijas? Kiek suspėsma? Nesuspėsma, ponas, nesuspėsma. Aha, sudėjau. Alio, šeiminė klinika Galvanauskų klauso tamstos. Kas? Nesakau, su operacijom dabar tik tai balandžio mėnesį. Ne kitų metų, tai neugišiau. Analizus? Nari žmogus atnešti analizus, gali? Taigi gali nenešti, tegul atsiunčia paštu. Gerbiama vedėja, Galvanauskienė sako, galite atsiųsti paštu. Kas? Nepraeinat laukan? Tai siūskit 10 litų, aš savo analizus paskalinsiu. Eik, tu durniau. Oi, atsiprašau, čia ne jums sakau, čia suprantat, turiu tokį sunkų ligonį, negaliu susitvarkyti. Aha, ne, viskas tvarkoj. Kokiu klausimu? Norėčiau išsitirti. Prašom nueiti Rūbinėn, prašom va ten nusirengt pas Rūbininką. Va taip, va, pas Rūbinį. Tai 814, tai jūsų Rūbinė didesnė negu sporto rūmų. Norėčiau... Ponas, prašom registratūran. Tai pilietis, vardas, pavardė, gimimo metai jūsų? Tai palauk, Raimondėl, kaip tu dabar manęs nebepažįsti, nu taigi... Taip reikia, įtrauksim tamstą į kompiuterį. Palauk, tai nenoriu aš jokiam kompiuterin, Raimondėl, nu. Nu, ateikit arčiau. Oi, ponas daktarė, nesutrukdysiu jūsų. Ligonis stipriai karščiuoja, gal galite priimti jį be eilės? Galėčiau. O dabar, ponas, prašom ligonių kason nueit apsiformint. Kasan, prašom, apsiformint. Nu tai, kur ta kasa, Raimondėl? Kasa? Ką pirksit? Nu, nieko man nereikia, nu. Sversitės? Nenoriu aš svertis. Gerai, tada iš jūsų tik 20 litų. Nu, jums tos pinigus bandytas, jums. Prašom, čekis. Nu, tai ką man tas čekis tavo reikalingas? Taigi, galėsit dalyvaut loterijai, prašom. Tai ko aš tai laimėsiu? Laimėsit kelionę Anapilį. Tai vienam, 2 asmenim. Kalbu nesąmonės, paperku. Šitą tai ištirsit man ar neištirsit galų gale. O tai ką jas ištirsiu aš čia? Va, tai prašom ir išties dabar kajas. Nu, tai... Kaip čia tyčiais iš žmogaus, tu man pasakyk. Koks iš žmogaus tyčiais? Ponė vedėja gerai sako, va, padėkit, ponė vedėja, taip sakant, tai nebesusitvarkau jau. O kur tu čia žiūri dabar? Kur čia sėdi, ja? Tai laukiu, gal tos gražos. O aš tau duosiu dabar Tu gražos. čia reikia, ko tu čia reikia, žmogus atėjo pagalbas, bet... Pagalbas, Taigi gal jisai serga, va, duok nugaryti. Taip. Eik tu su plaučiais visai blogai, žinok, reikia daryti nuotraukų, kažkas blogai. Padaryk nuotraukų, greitai pacientui nuotraukų daryti. Panas pacientė, jums labai blogai su plaučiais, dabar darys man skaitos nuotraukų. Iš jūsų bus 10 litų, jeigu nuotraukų norit gauti šiandien. Nebeturiu pinigų, nu. Tada prašom duokit laikrodį, vis tiek nebereiksiu. Vaka su plaučiais jums labai blogai. Gaila. Sek, mikliai. Jamk, nu, ko darys plėšykas prokeikas. Kokias nuotraukos norėsi dabar, ar spalvatas, ar juodai baltos?
Ai, tai man nesvarbu, kad pigiau tik tai. A kur norėtumėt fotografuotis? Galim prie automobilio, galim miško fone, prie jūros arba prie tos vietos, kur kavositės. Norėčiau su artimaisiais. Nu, gerbiamas klientė, jau artimieji tokiu sunkiu ligų sergant nebespės atveikti. Žiūrėk, klausyk, nugriuvo. Nu, bet tos nervai nelaika, klausyk. Ateina paskutinį minutį, kai jau medicina bejėgė nieko negali padėti. Pasirodo, ko tada jam padėsi, sakyk Right. man. Pacientas nebagyvas. Aš nebebūsiu vedėja. A vėl? Aha, tikrai nebegyvas. Kudarom, vedėja, kudarom. Aš nebegyvas. Liūdą tūlį. Žinai, kur man atrodo, tą tūlį. Mums reikia štaip laidojimą biurų, va. Irgi biznis neblogas, ką? Gerai, Raimundėl, sakai, aš turiu katapaltų prisuoti.